Trumpas tutorialas, kaip reikia padaryti, kad tavo ekrane būtų rekorder mygtukas. Tai aišku, jūs mane dabar matot mano telefone ir aš noriu pasakyti, kad jo čia nauja mada, aš dabar filmuosiu per telefoną videos ir jo mano mikrofonas yra labai geras, nes tiesiog tas mažiukas. Nu ir šiandien tiesiog noriu parodyti greitą tutorialą, kaip užsidėti savo šitą rekorderį mygtukus. Čia galima visus užsidėti ir aš parodysiu kaip. Nueinat į settingsus, matot visą pagrindinį langą. Yra Control Center. Paspaudžiat Control Center ir čia matot tokius pliusus ir minusus. Minusai tai yra dalykai, kokius tu čia turi. Tada, pavyzdžiui, nuėmam kiekvieną, ne? Nuėmam ir nuėmam. Čia nieko neliko, ne? Matot. Ir aš noriu, pavyzdžiui, įsidėti. Va, yra, dėl ko mes čia susirinkom, rekorder mygtukas. Paspaudžiam pliusą ir jis jau čia. Ir, pavyzdžiui, jei norit, ką čia dar įsidėti, žinai, šitą užsidėti. Tada dar gali šitą, belė ką, čia viską gali užsidėti. Pavyzdžiui, low power mode, kamera. Ir, pavyzdžiui, nežinau, ką čia dar užsidėtam timerį. Užsidedam. Dabar jeigu nueisim čia, matysit viską, ką mes padarom. Low power modas, švieselių, kuriuos jūs nematysit. Tada kamera ir viskas. Ir tada dar, kas čia buvo, dar timeris, bet timeris jau nerūpi. Tai va, trumpas tutorialas, kaip pasidaryti savo telefone šią funkciją. Nu ir susitiksim kitam videake.